Sveiki, mėly bičiuliai, vėl pradedu darbo po ilgų atostogų. Europoje šaltuką mačiau tik porą rytų po -1, o paskui orelis pasitaisė ir visai faina buvo, ypač Prancūzijoje, kai atidarytų langų trumpomis rankovėmis jau galėjau vairuoti. Kadangi dirbti visai nesinori, šokam su kolega į jo mažiuką automobiliuką ir važiavom nuotykių ieškoti prie atominės elektrinės Antverpene. Štai tokį miestelį užtikome. Doel, nors tarėsi Dul, kaip pasakė policininkė, kai netyčia įvažiavom į atominės elektrinės teritoriją. Na ką, pradedam pasivaikščiojimą. Čia tikriausiai iš Lietuvos menininkas buvo atvažiavęs, nes ir Lietuvoje tokių paveikslėlių mačiau. Ko, bet turistų čia tikrai netrūksta. Vaizdas miestelė nuo Pylimo. Miestelis yra prie pat Šeldės upės, uostas ir elektrinė. Dul miestelis Belgijoje tapo beveik apleistas dėl planų išplėsti Antverpeno uostą. Kaip matot, laivyba čia vyksta pilnu tempu. Šuniuk, o ką tu čia veiki? Visas pripūstas atrodai. Geras šuniukas, saugok savo šeimininkų namą. Visi apleisti namai yra štai su tokia skarda apsaugoti. Ir duris, ir langai. Jei neklystu, Antverpeno uostas yra antras pagal dydį Europoje. Ir 1970-aisiais Belgijos valdžia paskelbė planus išplėsti Antverpeno uostą ir Dul miestelis turėjo būti sunaikintas, kad būtų vietos naujiems uosto objektams. O čia kažkas dar gyvena, nes langai neužsukti skarda. Nuo 90-ųjų metų pradėta aktyviai perkelti žmonės ir išpirkti jų namus. Kai kurie pasipriešino ir liko, bet didžioji dalis išvyko. Ir laivelį net paliko. Katinukai nepamiršti, jiems namelį štai pastatyti. Bet viduje jų nematau. Net lėktuvai virš šio miesto kryžių uždėjo. Bažnyčia tikriausiai nebeveikianti. O kapinės matau veikiančios. Visi gražiai guli, nieks neįsilakstė. Pagalvojau dabar, kad yra visos galimybės šiame miestelyje susukti propagandinį video apie supuvusią Europą. O čia matau dėl turistų patogumo dviračius išsinuomat galima, jeigu tingima vaikščioti. Vėl nameliai katėms ir nameliai paukštukams, kurie matau irgi apleisti. Iškeldino ir paukštukus. Dėl mažo gyventojų skaičiaus Dul miestelis tapo vaiduoklių miestu. Jį pamėgo ir gatvės menininkai, ir turistai, bei vandalai. Taigi, Dul miestelis vis dar egzistuoja iki dabar. Jame gyvena tik keletas žmonių ir katinų. Tačiau miestas liko simboliu kovos prieš priverstinį iškeldinimą ir urbanistinę plėtrą. Miestelis apžiūrėtas. Važiuojam toliau. Štai lietuvaičiai Traluose leidžia savo savaitgalį. Na, o aš vėl persėdu į vilkiką ir varau toliau po Europą nuotykių ieškoti. Šiam kartui tiek. Čiau.